JAV prezidentas Donaldas Trumpas griežtai pareiškė, kad neketina pratęsti ugnies nutraukimo režimo su Iranu, kuris baigsis jau po kelių valandų. Todėl JAV pasirengusios masiškai atakuoti Iraną jau šią naktį. Nors vėliau tas pats Donaldas Trumpas tarsi tarp kitko pareiškė, kad jis jau pratęsė ugnies nutraukimą ir neva tai įvyko būtent dabar. JAV viceprezidentas J.D. Vance'as turėjo išskristi į Islamabadą dėryboms su iraniečiais, nors patys iraniečiai iki šiol nepatvirtino dalyvavimo šiose dėrybose. Pats Donaldas Trumpas atrodo vis labiau sutrikęs, nes sekmadienį jis pareiškė žurnalistams, kad taikos susitarimas su Iranu turi būti pasiektas jau iki pirmadienio. Pirmadienio rytą jis pats pranešė, kad palaukite, viceprezidentas Vance'as dabar vyksta į Islamabadą dėryboms, bet jau antradienį. Antradienis baigėsi, o Vance'as taip niekur ir neišskrido. Ir čia netikėtai Trumpas priduria, kad galutinis terminas taikos susitarimui pasirašyti dabar jau yra trečiadienio vakaras, tai yra balandžio 22. Ir apskritai Pakistano tarpininkai jau nebetiki, kad artimiausiu metu bus pasirašytas susitarimas, o tik prašo, kad Donaldas Trumpas pratęstų savo dar vieną itin griežtą ultimatumą ir galutinį terminą. Taigi visoje šioje painiavoje, kas apskritai vyksta su dėrybomis, pakalbėkime dabar. Mano vardas Aleksejus Pečeris, pakalbėsime kartu apie šią temą, bet prieš pradėdami šį epizodą paprašysiu jūsų užsiprenumeruoti kanalą, paspausti patinka, parašyti bet kokį komentarą ir būtinai užsiprenumeruoti mano Telegram kanalą Peči News. Nuoroda į jį yra šio vaizdo įrašo aprašyme. Taigi, vakarų analitikai jau juokėsi, kad Donaldas Trumpas įvedė naują sąvoką – taikos rūkas. Pagal analogiją su karo rūku. Esą yra karo rūkas, kai viskas paslėpta neaišku, o Trumpas pasiūlė naują apibrėžimą – taikos rūkas. Kodėl? Nes Trumpo pareiškimai po dėrybų su Iranu jau tiesiog varo iš proto. Trumpas pareiškė, kad neturi ypatingo noro tęsti paliaubas su Iranu po naujo termino, kuris turėjo baigtis šį vakarą, bet dabar baigsis rytoj, balandžio 22 vakarą. Pagal Kijevo laiką tai bus 3 valanda nakties. Toliau Trumpo citata. Aš nenoriu to daryti. Net tiek daug laiko, nes kol abi pusės prieis prie to, kaip žinote, joms jau buvo duota žalia šviesa judėti toliau, nors aš ir taip žinojau, kad jie tai padarys. Manau, jie neturėjo pasirinkimo, jie turi dėrėtis. Štai toks žodžių kratinys. Trumpas taip pat pareiškė, kad JAV atnaujins smūgius Iranui, jei artimiausiu metu nebus pasiekta susitarimo su Teheranu. Citata. Aš tikiuosi, kad mes bombarduosime, nes manau, kad tai geriausias požiūris, su kuriuo verta pradėti. Mes pasiruošę veiksmams. Turiu omenyje, kad kariškiai jau veržėsi į kovą. Abi pusės pasinaudojo paliaubomis, kad papildytų atsargas. Iranas turi rimtą paskatą sudaryti susitarimą su JAV. Juk Irano tauta yra nepaprasta, bet jų vadovybė kraujo ištroškusi. Jei Iranas sudarys susitarimą, jis vėl galės tapti stipria valstybė, vėl nuostabia šalimi. Tačiau realybė tokia, kad Donaldas Trumpas jau pratęsė savo ultimatumą dėl ugnies nutraukimo, bet padarė tai labai gudriai. O iš pradžių sekmadienį Donaldas Trumpas pareiškė visiems žurnalistams, kad taikos susitarimas su Iranu turi būti pasiektas jau iki pirmadienio. Pirmadienio rytą jis pats pranešė, kad JAV viceprezidentas J.D. Vance'as antradienį vyksta į Islamabadą dėryboms. Galiausiai antradienį 14:00 ir net 15:00 val. Vašingtono laiku Vance'as net nebuvo išskridęs iš Jungtinių Amerikos valstijų. Trumpas nori, kad karas baigtųsi dabar ir jo sąlygomis, tačiau iki paliaubų galiojimo pabaigos buvo likusios tik kelios valandos. Iranas vis dar kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį. Ir šalims iki šiol nepavyko net susitarti dėl susitikimo, ką jau kalbėti apie kokį nors susitarimą. Todėl karas gali atsidurti ant plataus masto eskalacijos slenksčio. Ir štai leidinys Axios pateikia Baltųjų rūmų atstovo žodžius. Citata. Donaldui Trumpui visą tai nusibodo. Jis nori, kad tai baigtųsi. Jam nepatinka, kad Iranas kontroliuoja sąsiaurį ir laiko artimuosius rytus savo gniaužtuose. Jam nepatinka, kad jie naudoja tai prieš mus. Jis nebenori kariauti, tačiau jis kariaus, jei pajus būtinybę. Ir štai gudrusis Donaldas Trumpas lyg tarp kitko taip pratęsė savo paties terminą. Ir įdomiausia tai, kad jūs ir aš, taip pat daugelis kitų, net nepastebėjome, kaip Trumpas pratęsė savo paties ugnies nutraukimo režimą, nors jis sakė, kad nenori jo pratęsti. Primenu, oficialiai 2 savaičių ugnies nutraukimas buvo nustatytas balandžio 7 dieną. Pagal planus paliaubos turėjo baigtis būtent šiandien, balandžio 21 vėlai vakare.
Ir nors sudaryti visapusišką susitarimą per tokį trumpą laiką būtų buvę sudėtinga, Donaldas Trumpas taip pat galėjo sutikti tiesiog pratęsti terminą, jei būtų atsiradę pažangos ženklų. Ir išvakarėse Donaldas Trumpas iš esmės pridėjo dar vieną dieną prie savo nustatyto termino. Nors pagal paliaubų susitarimą sutartos 2 savaitės baigėsi antradienį, pirmadienį Donaldas Trumpas išėjo ir lyg niekur nieko pareiškė, kad galutinis terminas dabar yra trečiadienio vakaras. Nors dar vakar jis pats teigė, kad nenori pratęsti paliaubų, vis dėlto jas pratęsė. Ir žinote, čia noriu priminti ir netgi pabrėžti, kad pavyzdžiui penktadienį optimistiškas Donaldo Trumpo pareiškimas apie greitą taikos atėjimą, o tada jis sakė, kad susitarimas bus pasiektas per 1 ar 2 dienas, atrodė visai tikėtinas. Kodėl? Nes tuo metu Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Arakčis ką tik buvo paskelbęs, kad Ormuzo sąsiauris visiškai atidarytas. Pasaulio rinkos džiūgavo, naftos kainos smuko, tačiau vos per 24 valandas situacija vėl ėmė išsprūsti iš kontrolės ir atsidūrė ant karo slenksčio. Praėjus kelioms valandoms po to, kai šeštadienį Arakčis paskelbė, kad sąsiauris atidarytas, Islamo revoliucijos sargybos korpusas atidengė ugnę į tanklaivius, bandžiusius jį kirsti, motyvuodamas tuo, kad Trumpas nenori panaikinti savo paties amerikietiškos blokados. Amerikos pareigūnai tai vertino kaip įrodymą apie nesutarimus tarp parlamento pirmininko Mohamedo Bagero Galibaf ir Islamo revoliucijos sargybos korpuso vado generolo Ahmado Vahidi. Paaiškėjo, kad JAV delegacija manė, jog Galibafas ir Arakčis iš tikrųjų priima tam tikrus sprendimus ir su jais galima vesti dėrybas. Tačiau iš tikrųjų paaiškėjo, kad tiek Galibafas, tiek Arakčis tėra tik pėstininkai, o visus sprendimus priima Islamo revoliucijos sargybos korpuso vadovybė, kuri iš esmės buvo prieš taikos susitarimą su JAV ir dėrybose nedalyvavo. Amerikos pareigūnai tvirtina, kad šiuo metu Teherane iš tiesų egzistuoja skilimas tarp šių frakcijų ir apskritai nežinia, kas laimės. Paprasčiau tariant, net Teherane nežino, kas iš tikrųjų valdo šalį, ar tai politikai ir parlamentarai, diplomatai, ar vis dėlto Islamo revoliucijos sargybos korpuso kovotojai. Praeina dar 24 valandos ir sekmadienį JAV paaštrino situaciją, apšaudydamos ir užgrobdamos krovininį laivą, plaukiojantį po Irano vėliavą už Omano sąsiaurio ribų. Tačiau iš tikrųjų nuolatiniai Donaldo Trumpo komentarai tik dar labiau padidino sumaištį, nes jis svyruoja tarp grasinimų ir optimizmo. Ir būkime atviri, nesąžiningai. Tuo metu, kai jo derybininkai siūlė atšildyti $20 milijardų Irano turto mainais į Irano urano atsargas ir svarstė laikiną urano sodrinimo moratoriumą, Trumpas visiškai klaidingai viešai pareiškė, kad Iranas jau sutiko atsisakyti atsargų ir urano sodrinimo. Ir esą tam visai nereikia lėšų atšildymo. Priminsiu, būtent tai Trumpas ir teigia. Kai dėrybos įstrigo, Trumpas pareiškė dar keletą prieštaringų teiginių apie tai, kas iš jo komandos vyks į Pakistaną dėryboms ir kada. Iš pradžių Džėjus D. Vensas nevyko. Trumpas pareiškė, kad skris tik Vitkovas ir Kušneris. Vėliau Džėjus D. Vensas jau vyko į Pakistaną. Vėliau, pasak Trumpo, Džėjus D. Vensas jau net buvo ore ir jo lėktuvas tuoj turėjo nusileisti Pakistane. Vėliau paaiškėjo, kad Džėjus D. Vensas net nesėdo į tą lėktuvą. Ir štai šiuo metu niekas niekur neišskrido. Irano pusė tuo tarpu teigia, kad Trumpas visą laiką meluoja. Ir štai praeina vos 2 dienos ir Trumpas, kuris penktadienį jau turėjo sandorį kišenėje, vėl ėmė grasinti Iranui, kad sunaikins jo tiltus ir elektrinės. Ir Teheranas įtarė, kad tai ir buvo jo tikrieji ketinimai, o diplomatinės dėrybos buvo tik priedanga netikėtam puolimui. Irano prezidentas Masudas Pizuškianas pareiškė štai ką, citata, Irane išlieka gilus istorinės nepasitikėjimas JAV vyriausybės veiksmais, o destruktyvūs ir prieštaringi signalai iš Amerikos pareigūnų siunčia karčią žinią. Jie reikalauja Irano kapituliacijos, bet iraniečiai nepaklūsta jėgai. Ir problema ta, kad nepaisant Donaldo Trumpo pareiškimo, iraniečiai niekarto nesutiko visam laikui atsisakyti sodrinimo ir niekada nesutiko perduoti šio urano JAV ar bet kuriai kitai šaliai. Tačiau Trumpas jau paskelbė, kad Iranas su visu tuo sutiko. Dabar Trumpo administracijos atstovai sako, kad jis, tai yra Trumpas, greičiausiai atšildys Irano aktyvus,
jei bus sudarytas naudingas sandoris. Trumpas vis dar tvirtina, kad nesiims tokio žingsnio. Tuo tarpu Trumpas ir jo komanda dabar svarsto, kaip atrodys atnaujinimas. Atnaujinta karinė kampanija, įskaitant tai, ar verta bandyti užimti strategiškai svarbią Harko salą. Trumpas teigia, kad bombardavimo kampanija prasidėjusi vasario 28 dieną baigsis per 6 savaitės ir jis pasirūpino, kad būtų laikomasi šio termino. Tačiau, pasak jo administracijos pareigūnų, tai galėjo būti tik pirmasis karo etapas, o ateityje gali laukti dar aktyvesnė fazė. Nes net ir pratęstas apribojimų nutraukimo režimas, kurį įvedė Trumpas, panašu, kad iki trečiadienio vakaro neprives prie taikos susitarimo. Čia padėsiu daugtaškį. Savo nuomonę ir išvadas rašykite komentaruose po šią laidą. Prenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį ir nepamirškite paspausti patinka. Jei norite paremti šio YouTube kanalo veiklą, būsiu jums už tai dėkingas. Tai galite padaryti bet kokia auka arba mokama rėmėjo prenumerata pagal nuorodas ir rekvizitus šio vaizdo įrašo aprašyme arba pagal QR kodą ekrane. Tiek šįkart, saugokite save. Viso gero.